morning, everyone. It is the last FAC meeting before summer holiday, and we still have unfinished business on our desks. 21st sanctions package. We are not there yet. I'm looking forward for the discussion to see where we stuck with these decisions. As you know, Lithuania was calling for listing the main prime energy companies of Russia, like Rosatom, Lukoil, and the others, and finally to stop the source of finances to Russia's war machine. We still do not have decision on maritime service ban. We're still struggling with the provision of the LNG transfer service. So I'm looking forward and to see whether we are serious enough, because it cannot be that our commerce interest is the level of ambition what concerns sanctions. We cannot put in front economic interest above the security interest. So that is number one, unfinished business. Number two, clusters. Opening clusters negotiations with Ukraine. There were no objective obstacles to open all the clusters already this July. But we tomorrow will open only the sixth cluster, and we will postpone all the others till the autumn. So this delay again and again, from our perspective, is very counterproductive, as it postpones and also slows down the negotiations. The third unfinished business, that's a European peace facility, 6.6 billion euros. Once again, no reasons to keep it blocked. We could make a decision and have additional finances, both for us and for Ukraine, for their security and defense needs. A bit on a better note and on a more good news, last week in Ankara we made a decision as the allies within the NATO that for this year we will spend or provide 70 billion euros for security and defense needs of Ukraine, and we pledge to do the same in 27. So now we have to turn these pledges into capabilities and provide them fast to Ukraine. Ukraine needs a lot of support, and especially before this winter, as their energy sector is suffering from Russian attacks. They're targeted heavily, as you see. So it is the duty of all the member states also to provide the energy support, as Lithuania does, with generation power, generators, with transformers and other needed equipment. And then the final note on last week's decision of International Olympic Committee, that is very upsetting, that neutrality was mixed with normalizing aggression, and it cannot be the case. Aggressors have no place to be with us in international events, be it cultural events or be it sports events, and Lithuania calls EU to have the separate discussion on this issue and agree that there is no place for Russia and Belarus in the games, in the sports games in Europe, and that the member states wouldn't host the games that are featured by the presence of these two countries. Because this is important, to keep international isolation of aggression, because it is directly related also to the topic of accountability. The 21st sanctions package is blocked, and you said where? What kind of sanctions outside the package could be adopted today? So they will be adopted as the sanctions against some of the entities of Russia that are related to the hybrid activities, to the cyber activities. But when we are talking about the major ones, the ones that we stuck for years now, that is of course energy related. The ones that are related to the operations of Shadow Fleet, maritime service ban, also related to the exports from Russia of LNG. From the 1st of January, we will cease to import in the European Union, but still some European companies are providing the service for Russian exporters to sell it to the third countries. So we also should stop this. And it's the significant amount of money that is coming to Russia. So we should concentrate on them. Otherwise, we will just have the weak package and then start immediately working on 22nd. And we see that with each new package, the more economic interests of member states are taking the lead than in the discussion. And it's a very dangerous trend. Minister, do you expect
expect from Russia any kind of escalation during this European summer break? Because this is what they actually do, and this is what some intelligence services are reporting about. Well, we are aware of all no-notice, short notice scenarios from Russia and how they can escalate horizontally. Of course, we are following the situation. From our side, we have to maintain readiness, and we have to be very open-minded with the potential scenarios and deter in a proper way. So the last week's decisions in Ankara, I think that was the very good direction when we showed that we are not only spending money, but also building the capabilities on the very front line, and we are ready to react from the very first minute, from the very first inch. On Israel, yes, we will have the discussion where we are right now. We really regret the situation, how it is in West Bank, and also with the lack of developments, what concerns ceasefire, implementation of ceasefire, and of the whole plan for the Gaza Strip. But we also have to keep unanimity among the nations when we're dealing with sensitive things and with the partnerships. Yeah, thank you. Tai ministrė, su kokia dienotvarke atvykote šiandien į Užsienio reikalų tarybą? Šiandienos uždavinys yra pabaigti kuo daugiau darbų prieš vasaros periodą. Kaip žinia, šita Užsienio reikalų taryba yra paskutinė prieš vasaros atostogos, o tų nebaigtų darbų yra tikrai daug. Pirmas dalykas, tai yra taip ir nepriimtas sprendimas atidaryti visus darybinius blokus su Ukraina. Rytoj bus priimtas sprendimas dėl 6-ojo bloko atidarimo, tačiau lieka dar 4. Kaip žinia, mūsų interesas buvo ir tikrai daug dirbame, kad būtų visi 6 atidaryti, tačiau vėl striginėjame dėl tam tikrų politinių priežasčių, o nesusijusių su plėtros metodologija. Tai yra pirmas nebaigtas darbas. Antras, tai yra Europos taikos fondo pinigų panaudojimas Ukrainai. Kaip žinia, užblokuotas nuo 23 metų klausimas dėl 6,6 milijardo eurų. Žiūrėsime, ar mes galime atblokuoti jį dabar. Lietuva sako, kad padarykime tai, nes turėsime laisvų lėšų tiek savo pasidengti jau suteiktą paramą, tiek duoti iš karto Ukrainai. Trečias nebaigtas klausimas yra 21 sankcijų paketas. Kalbėjom, kad jis bus labai ambicingas. Lietuva tikrai santykinai turbūt daugiausia teikia siūlymų tiek dėl individualių asmenų, tiek dėl įmonių, tiek dėl sektorių sankcionavimo. Norim, kad pagrindinės energetikos kompanijos sankcionuotos būtų, taip pat pritaikytos, tai yra nuimtos kvotos ir iš viso uždraustas importas iš Rusijos trąšų, kitų prekių. Tai taip, kad dar ir iš čia nėra sprendimo, esame užstrigę dėl tam tikrų paslaugų teikimo šešėliniam laivynui ir bendrai Rusijos energetinių išteklių eksportui. Tai čia laukia irgi sunki diskusija. Taip pat turim pasiruošti paramai Ukrainai, jai atlaikyti žiemą, kai Rusija jau dabar atakuoja energetinę infrastruktūrą. Žinom, kad tai bus vienas pagrindinių taikinių šią žiemą. Rusija tikrai pabandys šalčiu perlaužti Ukrainos valią priešintis, ir Lietuva taip pat čia nemažai daro, taip kad raginsiu šalis ieškoti senesnės įrangos, išmontuoti senesnę įrangą ir tą, kuri yra rečiau naudojama, naudotis ES siūlomomis gabenimui skirtomis priemonėmis, kad kuo greičiau jinai pasiektų Ukrainą. Lietuva pagal šitos rodiklius yra pirmaujanti, pagal generavimo galią mes esame numeris 1, pagal transformatorius numeris 3 pasaulyje, tiek kiek mes esame suteikę Ukrainai ir neketiname sustoti. Tai čia skaičiai nepasigirti, bet skaičiai yra paraginti kitas šalis daryti tiek pat ir dar daugiau. Ir taip pat kalbėsim šiandien apie praeitos savaitės Tarptautinio olimpinio komiteto visiškai nuvilinti sprendimą sugrąžinti Baltarusijos sportininkus. Pagrindinė žinia yra tai, kad negalima laikyti neutralizavimu to, kad kai įsileidi agresorių, tai nėra neutrali pozicija, tai yra tiesiog agresoriui suteikimas tam tikro tarptautinio veikimo, tai yra tarptautinės izoliacijos mažinimas, ir norėsim diskusijos apie tai kaip atskiro klausimų ir sieksime, kad ES priimtų sprendimą, kad ne viena ES šalis narė neorganizuotų sporto renginių, kuriuose dalyvautų Rusijos ir Baltarusijos sportininkai. Nes matome, kaip visas tas režimas silpnėja. Tiek dėl kultūros renginių, Venecijos bienalė, ką tik matėme, dabar sporto renginiai, tai viskas tvarkoje, niekas Europoje nevyksta, galime grįžti prie buvusių praktikų. Lietuva sako, negalime. Ir turime laikytis griežtai. Kalbant apie sankcijų 21 paketą, atrodė
pokyčio Vengrijos valdžioje, viskas, jokių trūkumų nebus, viskas eis sklandžiai, ambicingai ir taip toliau. Kodėl stringam ir kada tikėtis jo, kada jisai galutinai turėtų būti patvirtintas? Na, tikimės, kad jisai šį mėnesį bus patvirtintas, nes kitu atveju ES siunčia žinutę, kad mes negalim susitarti dėl kietesnių priemonių. Šiaip ta tendencija, kuri išryškėjo turbūt dar su 20 paketu ir 21 pakete, kad šalis vis daugiau kelia savo ekonominių interesų į viršų ir tokiu būdu nustuminėja tokius stipresnius sprendimus arba kaip tik yra linkusios peržiūrėti sprendimus, kurie buvo prieš tai. Tai yra labai bloga tendencija ir dabar tos prieštaraujančios labiau šalis yra susijusios su laivyba tarptautinė, sakykime taip, nes kalbam apie paslaugų teikimą laivynui, tai reiškia laivų aptarnavimą, kalbame apie energetinių išteklių gabenimą trečiosiam šalims, nes naftos produktam turime nusimatę viršutinę kainos ribą, kada galima gabenti, tačiau suskystintom dujom tas negalioja. Tai nuo sausio 1 dienos, kai ES nebeimportuos suskystintų gamtinių dujų, Europos kompanijos vis dar gali šiai dienai gabenti tas suskystintos dujas į trečiasias šalis. Tai mes norim, kad ta veikla būtų uždrausta. Kaip žinia, nėra pasaulyje tiek daug suskystintas dujas galinčių gabenti laivų ir jų nemažai yra Europoje. Tai taip, kad šitie blokai turbūt klausimų yra labiausiai trukdantis. Nu, aš jau nekalbu apie tai visokiausius mažus tokius merkantilinius interesus, kuriuos bando kai kas prakišti. Ar įmanomas kažkoks ilgalaikis sprendimas, kad išvengtume tokių situacijų, kurių susidurėm į metus 2 kartus, kiekvieną kartą, kai turime naują sankcijų paketą? Tai buvo lyderių diskusija apie tai, kad 12 mėnesių pratęsinėti sankcijas sektorinės, o ne 6 mėnesiam. Ir dėl to tas sutarimas jisai yra čia pat. O dėl, sakykime, naujų sankcionuojamų įmonių, taip, stringa. Lygiai taip pat kaip ir dėl išėjimo iš Rusijos rinkos. Vis dar yra šimtai Europos kompanijų, kurios ten yra ir bando ne tik tai savo gerus gauti viršpelnius, dirba su gerom maržom, kurios susijusios su rizika, bet dar ir kompensacijų papildomai siekia išsimušti. Tai yra visiškai nepriimtina. Lietuvos įmonės taip pat turėjo pasitraukti iš tų rinkų ir patyrė nuostolius, tai mes dabar negalim apdovanoti tų, kurie tiesiog sėdėjo kamputį tyliai ir tiek. Kitas klausimas būtų apie šiuo metu šiandien bus Europos komisija pristatys tyrimą dėl socialinės medijos poveikio vaikams. Ar Lietuva yra tų griežtųjų šalių pusėje, kurios pasisakytų uždrausti socialinę mediją iki 13 metų vaikams, ar mes liberalios? Okay. Grįšim prie šito.